Na ką, mėly žiūrovai, o dabar esame Kaune, Savanorių prospekte 192C. Šiandien atvykome pas vienus mūsų pagrindinių partnerių įmonių Audrineta. Audrineta šį rudenį švenčia 21-ąjį gimtadienį. Šiandien pasikalbėsime su Audrinetos dizainerė Rasa, taip pat užeisime ir į gamybą, pasižiūrėsime, kaip vyksta visas užuolaidų ir kitų audinių paruošimas, siuvimas. Tai keliaujame į vidų, bus tikrai įdomu. Labas, Rasa. Labas, Jurai. Mes jau su tavim gerai esam pažįstami nuo tada, kai pas mus namuose tu padėjai išsirinkti mūsų užuolaidas. Tai labai smagu, kad šiandien esame čia pas jūs Kaune, kai jūs švenčia 21 savo gimtadienį. Tai kas šiemet Audrinetoje naujo, ką turite, galbūt kažką atsivežėte, papasakok trumpai. Tai iš tikrųjų naujo, kai visą laiką turime daug. Dalis yra audinių ant stalo, naujienos mūsų. Daug yra naujų ir blekautinių audinių. Kaip visada yra tendencijos tarpinio audinio. Šiuo metu ir metalizuotas tarpinis audinys yra labai ant bangos. Taip pat mezginių tipo audiniai yra labai madingi, nevengiami rašto. Žmonės mėgsta raštą, žinot, kai kurie tiesiog yra pabodę jau tie visi lygus audiniai, norisi kažkiek gyvumo įvesti į namus. Ir įvairumo gerokai. Ir įvairumo jo. Taip pat yra naujiena su pukeliu, toks kaip ir aksominis, bet labai trumpas tas plaukas. Aš atsimenu, mes kai buvome pas jūs Vilniuje, jūsų naujajame salone Rinktinės gatvėje, kur beje tikrai visi žiūrovai gali užsukti, pabūti, išgerti kavos, vėlgi pasirinkti, ką jie ten nori, pačiupinėti visas medžiagas. Tada mes negalėjome patekti pas jūs į gamybą, bet apkalbėjome, kaip vyksta visas tas procesas su klientų susipažinimo, reiškia, ne, parinkimo. Tai tu mums ir papasakok dabar daugiau, nes mes ir užeisim šiek tiek ir į gamybą pasižiūrėsim. Gerai, užeisim. Tai nuo ko viskas prasideda? Tai pirmiausia, kai klientas ateina pas mus, išsiaiškinam jo poreikius, kokių jam užuolaidų reikia, kaip jis nori dengtis, ar jam reikalingos tik dieninės užuolaidos, ar nori ir naktinių, nori visiškai apsitendyti namus. Taip pat labai svarbu, kokios spalvos vyrauja namuose, kokios grindys, sienų spalva, todėl pradžią padarome mes salone, o paskiau keliaujam pas klientą. Klientai į namus ir vietoje išsirenkam audinius, žiūrim koks apšvietimas, išsimatuojam aukščius, pločius, žodžiu, ir tada startuojam su darbais. Kai klientas išsirenka audinį, jis atkeliauja iš tiekėjų į Audrinetą. Visų pirma, vyksta audinio kokybės tikrinimas. Audiniai yra tikrinami ant specialaus stalo su šviesa, kurios veikimo principas atstoja lango apšvietimą. Patikrinus audinio kokybę, tekstilė atiduodama siuvimui, pradžioje audinys kerpamas, tuomet lyginamas, ant specialaus preso matuojamas, siuvamas ir drapiruojamas. Sudrapiruoti audiniai yra tikrinami ant specialaus pakelimo mechanizmo, kuriame yra įmontuoti įvairūs begeliai, pritaikyti užuolaidoms, rumanetėms ir austrietėms. Čia yra tikrinamas gaminio aukštis, kritimas ir estetinis vaizdas. Po patikrinimo užuolaidos yra pakuojamos ir keliauja klientui į namus. Audrineto komanda ne tik pristato užuolaidas į klientų namus, bet ir sumontuoja karnyzus, pakabina tekstilės gaminius, juos išlygina ir suklastuoja. Rasa, jūs turite tūkstančius įvairiausių audinių ir namams, ir biurams, ar ne, kurie gali būti pritaikomi. Tai apskritai, koks tas kainų diapazonas renkantis užuolaidas įmanomas pas jūs? Renkantis, tarkime, ekonomišką variantą, galime mes pasirinkti dieninį audinį, tai paprastą kaproną skaidrų, arba tinkliuką dar skaidresnį. Jeigu norite dengtis nuo saulės, galima dimautinį audinį rinktis, kuris yra iš tikrųjų, kaina yra prieinama. Čia turime brangesnius audinius, mūsų tiekėjas Delius. Visi audiniai pas jį yra sertifikuoti, didžioji dauguma yra akustinių, nedegių, dėl to kaina ir iškyla. Tai dimautinis audinys, spalvynų gama yra labai plati, taip pat audiniai šiek tiek su blizgumu, faktūra matosi nauja. O ką mes dabar padarysime, tai išsirinksime audinius, tada užuolaidos bus siuvamos ir persikelsim į objektą, pamatyti galutinį rezultatą. Nenori skaidrių dieninių užuolaidų, taip pat naktinių,
nereikia užuolaidų. Tai aš parinkau tokį tarpinį variantą, drobinio audimo audinys. Jis yra pakankamai tankus, tačiau šviesa tikrai puikiai sklinda iš lauko į vidų. Man kažkaip va šitie labiausiai patinka pagal interjerą. Jo, kaip ir minėjai, kad yra nemažai pilkų atspalvių, tai tikrai galima žiūrėti šitus. Matot, faktūra tikrai graži. Galim pasižiūrėti, pat ir prie lango prisidėti, tai audinys krinta. Ir šitas audinys atrodo, kad jisai ir nepraleidžia to tokio vaizdo, bet to pačiu šviesa irgi turėtų sklisti, ne? Iš lauko kaimynai tikrai nematys, kas vyksta viduje. Man atrodo, aš jau turiu favoritą ir labai ilgai nesirinksiu. Na gerai. Tinkamai parinkom, man tinka, darom gamybą. Darom. Na ką, baigiam įrenginėti būstą, iš tikrųjų ir turim jau galutinį rezultatą, tai papasako, kaip čia viskas vyko ir ką mes čia finale turim. Finale įvertink, kaip tau užuolaidos. Man labai patinka iš tikrųjų, kad jūs parinkote jas aukštas ir mes turime jas nuleistas iki pat žemės, bet tuo pačiu jos man pagal mano norus nenukritusios tiek, kad būtų ant žemės. Taip, vieni guldo užuolaidas, kiti nori, kad būtų šiek tiek pakilusios jos. Tai iš tikrųjų vaizdas labai gražus, audinys puikiai dera prie interjero, užuolaidos susilieja ir su sienom, atrodo neutraliai. Medžiagą parinkom gerai. Taip. Tai va, tas tarpinis audinys, kaip matome, puikiai vaizdas matosi iš vidaus į kiemą. Ir čia mes vėlgi nedėjome elektrinio valdymo, ar ne, nes būstas nėra toks labai ir prabangus, jis yra labiau skirtas nuomai, tai jūs turit pilną galimybę padaryti tą, kad klientas galėtų. Tikrai turime, bet kadangi lango plotis nebuvo labai didelis ir užuolaidos, kaip sakė Jūrai, nebus traukomos, tai pasirinkom montuoti paprastą vegelį ir kaip matot, puikiai ir valdosi, kai ir norim patraukti. Iš tikrųjų, aš žinau, kad jūs vis tiek atliekate ir pilną visą servisą, ne? Lygiai taip pat nutiko ir čia. Tai kokie jums čia buvo iššūkis iš tų projektų? Tai iššūkis buvo iš tikrųjų didelis aukštis. Su paprastom kopečiom tikrai nebūtų pavykę mums užlipti tokį aukštį. Todėl nuomavomės pastolius, susimontavom juos, lipome, pakabinome, sumontavome begelius. Mes ir važiuojam pas klientą, renkam audinius, matuojamės, siuvame, montuojame begelius, lyginame, kabiname, žodžiu, padarome klientą laimingą. Užuolaidoms truputėlį čia pabuvus, jeigu aš nuspręsiu, kad man reikia pagalbos, reikės nuvežti kažkur išplautą ir tokią paslaugą jūs galite padėti. Taip, tikrai padedam saviems klientams visada, padedam nusikabinti, išvalome ir pakabiname. Tai Jūrai, kai reikės, kreipkis. Tai Rasa, ačiū tau, iš tikrųjų dar kad paminėsim, kad yra 21-asis jūsų gimtadienis, tai tikrai sveikiname jūs. Todėl įmonė Audrineta būsimiems klientams dovanoja nemokamą vizitą į namus. Arba biurą. Arba biurą visur tikrai atvažiuosim, kur yra langai, kur yra sienos, pertvaros, viską tikrai padarysim. Super. Ir net nebijoju, kad greitu metu vėl pasimatysime ir parodysime dar ne vieną jūsų įdomų projektą, ar ne? Taip, tikrai taip.